Nusipirkau powerbanką kojoms. Šitas keistai atrodantis daiktas tai Hypershell egzoskeletas. Gamintojas žada, kad jis padeda lengviau vaikščioti, bėgti ir kilti į kalną. Kitaip sakant, tu vis dar eini savo kojomis, bet gauni papildomos elektrinės jėgos. Egzoskeletą valdo dirbtinis intelektas integruotas į patį įrenginį. Kitaip tariant, jam nereikia siųsti kiekvieno mano žingsnio į internetą ir laukti atsakymo. Šiandien pabandysim išsiaiškinti, ar čia iš tikrųjų ateities technologija, ar tiesiog brangus diržas su pagaliais. Taigi, užsidėkim ir išbandykim. Kojos pasisukiojimas. Atrodo, viskas veikia. 3 režimai – Eco, Hyper ir Fitness. Akivaizdžiai kelia kojas. Jos kyla už mane. Nu čia jau per stipriai, čia šitas per stiprus. Iš šono neatrodo, kad kojos eina pačios, bet aš tai jaučiu. Kas įdomiausia, kad gamintojas teigia, kad viduje integruotas dirbtinis intelektas turėtų mūsų atpažinti mūsų judesius ir su laiku prisitaikyti prie mūsų būdo. Po išjungimo atrodo, kad kojos tapo betoninės ir sunku vaikščioti. Tu pavargau? Ai ne, jisai neįjungtas. Pabandykim nuo kalno mygtuką. Atrodo, lyg mane kažkas va taip prilaiko su nematomom rankom. Atrodo, neduoda nugriūti į priekį. Kaip fainai. Bėgam lėčiau, jis į tai reaguoja, tai gaunam pagreitį, jis irgi reaguoja, geras. Bet čia tai kompanionas, kuris supranta mus ne tai, kad iš pusės žodžio, o iš pusės judesio. Taigi 2 valdymo būdai. Telefonas ir 1 mygtukas. Jeigu bandom pritūpti, pabandykim. Kaip ir galim, bet tikrai nepatogu. Ar toks egzoskeletas galėtų padėti tiems žmonėms, kurie patys nevaikšto? Atsakymas ne. Jeigu patys neišlaikom pusiausvyros, na, ko gero, nereikėtų juo naudotis. O kas bus, jeigu baterija išsikraus dar nepriėjus namų? Nieko baisaus, tiesiog turime įrenginį kartu su savim nešti, o jis sveria apie 2 kg. Pabandykime atsisėsti. Nu, atsisėsti galim, minusas, kad komforto trūkumas, bet techniškai sėdim. Tiesa, kūrėjai buvo išradingi ir sugalvojo integruoti fitness režimą, kurį dabar ir pajungsiu. Su tuo režimu eidami, toks jausmas, lyg eitume per kažkokį kisielių, lyg per vandenį su pasipriešinimu, nes man einant, egzoskeletas spaudžia mano kojas ir darosi sunkiau eiti. Taigi, na, savotiškas sportas. Kuo greičiau einam, tuo didesnis pasipriešinimas. Pakalbėkime ir apie pliusus. Vienas iš jų tai yra įrenginio kompaktiškumas. Gali būti pritaikomas įvairaus kūno sudėjimams. Su viena baterija galime praeiti iki 17 km. Kartais tenka nešti didesnius svorius, lipti į kalną. Ir žinot ką, svorio nepamažėja, bet kur kas lengviau užlipti ir eiti. Toks daiktas kainuoja apie 900 eurų. Negalim įkrauti baterijos atskirai nuo pačio įrenginio. Tam, kad tai būtų, turime įsigyti papildomą krovimo stotelę 4 baterijoms. Papildomas išlaidos. Pakeiskim bateriją. Mygtukas, kažkas ne taip? Išsiema, bet nepatogiai. Galėtų būti geresnis sprendimas. Na tai ar robotizuotos kojos iš tikrųjų veikia? Einant į kalną, lipant laiptais, pagalba tikrai jaučiasi. Jis neina už tave. Tu vis tiek turi judėti, išlaikyti pusiausvyrą ir to galų gale pavargsti. Ar jis reikalingas kiekvienam žmogui? Tikrai ne. Bet mėgstantiems ilgus žygius, kalnus arba tiesiog norintiems pačiupinėti ateitį, tai tikrai įdomus daiktas. Jei turite daugiau klausimų, rašykite komentaruose. O aš atsisveikinu. Sekite naujienas. Cut!